Nu va, išsirausim seną kakulių tanką, talpą. Ale tokia čia kakulis įbėgdavo čia ir paskui ten išbėgdavo. Betoninis, visas senobinis toks. 1, 2, 3 kameras ale skaitos, bet čia šūdų krūva. O tas kabelis raudonis, kuris ten turėjo mum maišytis, bet jis kažkur matomai nusisuka ir dingsta. Važiuoju iki namų paint perfus. Nu, nežinau, pafilmavau, все, pajungėm naują kanalizaciją. Čia užverčiam smėlių, padarėm skylių pilną, kad jeigu gruntiniai vandenys arba viršutiniai kauptųsi, kad jie įeitų ir išeitų, kad sakant, drenuotis lauk. Все, uždarysim to viską. Suliejam viską vandeniukų, kad smėliukas visur tarp akmenukų prilystų. Nes čia paskiau namas ant viršaus statysis. Tai reikia viską sutvarkyti, kad būtų tinkamai. Va, kaip lengva čia pasirodo. Ui, koks vėjas. Nežinau, girdės normaliai. Kaip lengva čia viskas pajungi, net ir glušių ir durnių, tokiam kaip man turbūt aišku. Čia yra spalvos sužymėtas, 3, 4. Gal paversiu, va. Mėlynas ir žalias ir numeriukai. Ir čia va sužymėti numeriukai. Ir čia labai lengva, tik įsikiša, kaip fūra panašiai. Tie jungtukai. Čia jungiam pumpą ir testuosim. Nu, все, viskas. Čia sujungta. Tuo pajungsim kabelį po kompiuteriaus. Tie paprastai tiesiog įsikiša ir viskas. Labai lengva, labai easy. Kaip sakant, tai to jungiam, testuojam. Tik tai kabelį rytoj atsivešiu. Man patinka, kad viskas automatizuota, nebereiktų kraniukų junginėti. Tai čia iš vis ledėlis. Pagarba ponui Augustui ir ko. Buvo didžiulis kompas. Yra dabar sakė, start programą reikia padaryti, kai pasileidžia. Ir aš pradžių žalę šitą vat, nepadavė burbulų tenai ir čia į centrą nepadavė. Tai paskambinau vat, jau po darbo valandų Lietuvoje, bet vat, žmonės atsiliepė, šaunuoliai. Labai dėkui ir va, čia viršutinis reguliuoja burbuliuką šone padavimą į tą mažytę kamerytę. Čia va, kur burbuliukas duoda, apatinis šitas ventiliukas paduoda va į kitą. O skambina iš Augusto. Fainai. Labas rytas, laba diena. Šiandien Beniušutis bus santechnikas, kur dirba Ukmergėj. Tai turim, čia bus priestatas. Jeigu žinot ar supratot, nesupratot iš ankstesnių video. Ir čia turėjom infiltracinį šulinį stogo vandeniui, čia kanalizacijos sujungimai ir viską reikia iškelt, kad nebūtų namo viduje. Tai esam atsikasę, lupsim lauk vamzdžius. Kanalizacijos šulinys eis ten, kur traktorius stovi. Tada iš ten ateina kanalizacija iš to namuko, eis čia per vidų. Iš šito namo eina virtuvė, eis čia per vidų. Ir čia kanalizacija eina iš aplinkų į tualeto, eis čia, palei namo kraštą ir ten jungsis. Ir čia bus naujam priestate virtuvės, 2 kriauklės irgi jungsis. Tokie va darbeliai. Einam kas, trausti. Paskiau papasakosiu, kaip biškį vamzdžius įguldysiu, kas kaip yra. Kokios Danijoje taisyklės yra apie kanalizaciją. Nu, va biškį bandom žymėtis, kur kas bus, nes čia mes turim statyti šulinuką. Galiu jums parodyti. Nes jį turi, labai yra svarbu apgalvoti principai santechnikos Danijoje, kad išvalyti būtų lengva, jeigu būtų problemos kažkokios. Ir visada po žemę turi eiti 110 vamzdis. Nėra taip kaip Lietuvoje, hebrytė vežioja ten 50-inius, ten 75, visada 100 eina. Tai mūsų vamzdis čia va eina, tai papačiai kažkur čia. Kažkur čia ir dėsim biškį toliau, kad nebūtų, netgi santechnikas prašo ne kem 5 dėti, bet 2 po 15 arba 3 po 15, tokį, kad jeigu valyti ateity, kad lengviau būtų. Tai va, tai šitas bus valymo šulinys čia. Čia kur šniūras, čia yra siena. Taip kažkaip. Vamzdis eis čia per mano traktorių. Ir matom, čia yra senas vamzdis Y. Mes jį paliksim, bet jį pakeisim. Nes iš ano šulinio, kišant valymo, šlangę, kur purškia kercheris, kaip ten vadinti, eis ir gali ten iki pat virtuvės daeiti.
šitą praeit. O šitą, kad ten suktis nereiktų, o čia mes turim šulinuką, tai jeigu reiktų šitas užsikištų per čia pravalyti ir tenai kitų liko pravalyti. Va, tai čia tas klausimas įspręstas. Toliau bus, čia bus virtuvė, sala šitoje vietoje, kriauklė. Ir čia bus virtuvės kriauklė, bet čia ne sala, bet čia prie sienos. Tai čia dėsis, to parodysiu aš jums. Aš jums parodau, aš nesu santechnikas specialistas, aš palei brėžinį viską, kaip man nupaišė santechnikas. Kadangi aš jums anksčiau minėjęs, mes dirbom su santechniku, jisai pasitikė manim. Kaip mes darom, nuotraukas jam nusiunčiu ir jisai viską užtvirtina ir paskui parašą deda. Va, tai šitas eis čia. Ir tas tiesiai nueis į aną kriauklę, o šitas čia įsidės alkūnė 15 ir nueis į šitą kriauklę. Jeigu tos kriauklės užsikištų, čia galėtų įkišti tą šlangę čia, jeigu reikėtų ranką įkišti, pakreipti tenai, žodžiu. Va, o šitas eis čia, tut, čia jau už namo. Ir čia ateina kita kanalizacija. Va šitą. Užsidangstam, kad netyčia koks šuo neįkristų ar vaiks į tas gilesnės duobės. Va, tai kanalizacija čia atjungsim ir eis ne į namą, bet laukia jau eis ir tenai. Va, tai toks planas čia naikinsis. O paskui, kai padarysim kanalizaciją, tada eis lietus. Ir santechnikas rodė lietų išveš čia, tada pajungti šitą namo lietų ir nuvesti į infiltracinės dėžės, kurios yra po žemę. Ten giliai, paskui atkasim parodysiu. Bet aš biškį darysiu kitaip, kadangi mums reikia ir šitą pastatą pajungti, tą pačią dėžę. Tai mes šulinį įdėsim kažkur va čia. Nu, plus minus čia. Tada ateis tiesiai vamzdis iš tenai čia, šukt. Ir vamzdis iš tenai. Ir čia, kai ateis stogo krampas, galės pajungti tą patį. Ir tada tenai. Ir jisai nori nuo pat čia, šitas pagrindinis vamzdis, iki pat tenai, eiti 160 mm diametro. Stambesnis, ne 110, nes todėl, kad, pažiūrėkit, kiek čia sueina visko vamzdžių. Šitas stogas jungiasi, tada eina antai vamzdis pareina, vienas iš jų čia jungiasi, jau kiek kvadratų. Tada kiemo, ne kanalizacija, o nubėgimas šį grotelės yra, irgi šitą jungiasi. Ir šitas stogas iš šitą jungiasi. Tai paskaičiuokit, kiek čia kvadratūros didžiulės ir kokia apkrova. Tai 110 pabijojo santechnikas, kad būtų. Prašė pakeisti 160. Tai nuo čia eis tiesiai į kampą 160. Ir viso. Tai va tokie darbai laukia. Čia tas kabelis nelemtas didžiulis, kur vos nenutraukiam. Eina jis rūpužiai čia sukas ir paskui ten į laukus. O, čia dar papučiai eina šildymas iš to namo. Eto testą. Kol kas bėga. Biškį pajungiam. Vieną vamzdį čia, ten. Tai tualetai pusė namo veikia, dabar liko ana pusė, bet čia reiks kasti. Tai žodžiu, bent vieną sutvarkėm. Nu, va, parsivežim aukštintoje vamzdžio. Paskui nupjausim palei žemės lygį. Tai čia, kaip minėjau, eina čia į šoną. Ir pakeitėm tam, kad jeigu iš to šulinio valytų, galėtų tiesiai į namą pravalyti vamzdį. O va šitą jungiam į Y raidę. Čia pareina iš ano šulinuko. Va šitą, galėtų čia pravalyti iki Y. Žodžiu, kai iš visų pusių galėtų prieimus turėti. Dabar jungsim virtuvės vandenį, kanalizaciją. Tai yra du vamzdžiai vien šalia kito, nes čia gali vieną įkišti ir įkišęs pasukti ir kitą pravalyti. O tas paskutinis jau eis, vėliau kasim. Nu va, užpylėm žvėriuko, žvyriuko, tuoj va viską nufotkinu, uždokumentuoju santechnikui ir tada galės šitą, va, kai kasim dabar, čia visas jau žemės mesti. Tai labai visur žemė susijudins, nebus praktiškai kur pamato kasti. Tai hebra pamatą išsikas ir dės tos pamatinius blokėlius betoninius į vidų, tam, kad
tam, kad nešvaistyti betoną, nes kitaip čia viskas grius iš šonus, neįmanoma būtų. Nu kaip įmanoma būtų žvyro specialaus užsakyti, sumušti, tada karst, bet tai bus geriau. Visas katlavanas prasikasa, kaip minėjau, visur po žemė eina 110 vamzdžiai, tam, kad nieks nestriktų nei bulvė, nei kepsnys, jeigu netyčiai kristų. Va, nufotkinam dar, ten atjungiam ir jau eisim ten nuvesti irgi šiandien kanalizaciją, kad padarytumėm. Nu va, kai buvo plan šiandien visą kanalizaciją praktiškai padaryti, praktiškai viską ir padarėm. Tos virtuvės nebedadarėm, nes vamzdžių beveik jau bet 5-7. Nežinau, ką čia daugiau papasakoti apie danišką kanalizaciją. Kaip sakiau, ir visur 110 kas eina po žemę. Net ir virtuvė, va, kur išein, čia išeis virtuvė, dar to įmesim tą vamzduką. Čia su rankom reikas, nes tas kabelis didžiulis. Nebent ten būn tie maži vamzdukai, kur šalia grinai po kriauklę, ten, tarkim, daplą, dar kažkas. Va. Čia irgi įdėtas. Čia dar rytoj dėsim tą lietaus kanalizaciją. Va, visur tvarkingai, gražiai senas vamzdžius, visur sunaudojam. Tai reiks dar tik tai, kiek čia, 10 metrų. 10 metrų, kažkur 12. Atsivežti naują vamzdžią, kad iškišti čia virtuvę. Kaip ir taip. Žodžiu, vamzdynai, viskas perkastas, įsivaizduokit dabar pamatą, ką vis daryti. Tai pamatas eis šitoj pusėje išniūro, bet ir visą tą žemę jau tokia nestabili, viskas kaip voratinklis padaryta. Ir čia va pamatuks eis. Nu, bet gerai, daug darbelio gerų. Nu, atvažiavo iš Lietuvos praaukštinimas, gaila dangtį pamiršo įdėti, bet nieko tokio. O čia pažiūrėkit kokią naujovę, nebuvau dar matęs. Čia yra su dvigubu dugnu, o čia va. Ir čia per šitą, aš kaip suprantu, jušką įsipila tas azotas, ar ne azotas, kaip čia, nu kažkokia chemija, kuri reguliuoja tą azotą. Afigienas reikalas. Nu, Augustas ištobulėjęs, tai iki nežinau. Aš apakęs, man patinka. Technologijos kaina į priekį. O mes uždedam praaukštinimą ir lauksim šulinio dangčio vėliau. Svarbu dabar praaukštinimas, kad galėtumėm žemės užpilti. Puičiai vėjas biški, bet va greit parodysiu, praaukštinimas užsidėjo kaip gerai pagaminta. Iškart įėjo į vidų, tampriai. Gaila dangčio nėra, bet sakau, palauksiu to dangčio. Šulinys veikia tvarkingai. Bakterijų yra, po biški auga. Fantastika. Galim užkasinėti čia lengvai. Nu, tai va, tokias santechnikas reikaliukai. Čia dabar gal kiti nustepsit kapčiai ir dabar aš važiavau ką tik atostogo, dabar jau ir santechniks video, tai žinokit ir sumėtytas pėdas, nes negal tiesiogiai rodyti, kas kada kumet vyksta, nes ir tokių situacijų, kai kažkur siaučia vagiai. Tai va. Tai santechnika, kaip minėjau, turbūt daug ką pasakiau, kad Danijoje yra toks reglamentas, kaip 110 vamzdis turėti po žemę. Ir būtinai raudoni vamzdžiai. 110 ir po žemę ir būtinai raudoni. Išskirtiniais atvejais būna, kad mažesnio diametro, bet yra nedideli atstumai ir tada turi būti priėjimas lengvas iš viršaus valyti, bet vengia žmonės iš viršaus atkimšinėjimo ir valymo tam, kad nereikėtų to viso šiukšlyno namuose. Kad jau kas atsitiko, viską iš lauko padarė, nes atvažiuojas tais aparatais prapūst ir kad nereikėtų to visą salioną ar per salioną į vonios kambarį viltis, kaip sakant, technikos ir praputinėtų vamzdžių. Ir dar vienas dalykėlis, čia žiūriu filmuodams nepaminėjau, tai tos, kur yra įjungtis, Lietuvoje žiauriai mėgsta statyti jas stačias. Aš porą kartų buvau pastatęs, man santechnikas pamatė, jau užsidavė, tai visur turi jos gulėti. Nesvarbu, kad eina vamzdis ir iš karto ten kokia virtuvė, dar kažkas, atrodo, nieko ten negali būti, kad tiesiai tegu krenta. Bet va yra tokie niuansai ir tu laikui bėgant tiesiog išmoksti ir jeigu nori pats daryti, tiesiog turi jų klausyti, nes mums esam susidūrę, kad ta Y jungtis stovėjo nei stačiai, nei gulšiai, bet biškį į viršų ir reikėjo atvažiavo žmogus su kamera, prakišt ir niekaip negali ištestuoti.
kadangi jungtis buvo pakišta į viršų, tu įkišęs ten jau 10-20 metrų alkūnę, nu tu jau nepakelsi. Tai paskui išsikvietėm specialų tokį žmogų, kuris turėjo kamerą, kur galvutę sukinėjo, bet ten kainavo 2 brangiau, man atrodo. Ir tada šiaip netaip irgi patikrino tada tą vamzdį. Va. Ir kas čia dar? O daugiau kaip niekas, santechnikas. Pabaigsim atostogauti ir galės toliau judėti su darbais. Все, tam kartui tiek. Iki.